Apa nuotaika sugenda ir jums. Įrenginį reikia pasirinkti tiksliai ir tvarkingai pagal tai, kiek žmonių gyvena ar ne. Tai Lietuvos įstatymas numato, kad prie naujai statomo namo turi būti ne mažiau kaip 0,8 kubo išvalomų nuotekų per parą, ar ne? Bet šitoj vietoj vėlgi teisingai būna žmonių, kurie jau senai pasistatė, kurie naudoja anksčiau išgrėbimo duobės ir keičia iš to į jau šiuolaikinį valymo įrenginį, ar ne? Tokiu būdu, sakykime, reikia pasirinkti įrenginį, kad jis turėtų lengvą rezervą. Negali būti, kad įrenginys yra iki 6 asmenų ir 6 jau gyvena. Čia dažna klaida, kaip ir iki 4 soduose pasistato įrenginuką ir vėlgi lygiai tas pats, kas nutinka tada. Įrenginys dirba 100% pajėgumu, ar ne, ir reiškia, jisai neištrauks labai ilgą laiką, tokiu būdu reikės aptarnauti jį dažniau, reiškia, tada žmogus įsipareigoja jį sekti visą šitą dalyką. Tai mes rekomenduojam, kad įrenginys turėtų rezervą, ar ne, tai jeigu normaliai šeima 4 asmenų, turėtų būti įrenginys iki 6. Jeigu 6 gyventojai, tai reiškia, turėtumėm lygiai taip pat iki 8 ir tada, sakykime, tokiu būdu kiekvienas įrenginys turi rezervą, tokiu būdu jisai lengvai dirbs, susitvarkys su nuotekom, neturėsit problemų.